būtų labai gerai, jeigu aš žinočiau atsakymą, kas atsitiko. Bet svarbu matyti, kas atsitiko. O iš tikrųjų atsitiko mano akimis labai toks prastas dalykas. Kai galvoju apie rašytojų žodį prieš 20 metų, ar dar truputį anksčiau, tai mano širdis džiaugiasi. Tada rašytojo žodis iš tikrųjų buvo panašus į biblinį kokį personažą. Prisimena, ten Jono Evangelijoje pradžioje buvo žodis. Tai štai tas ir rašytojo žodis. Ir sąjūdžio metais, ir dar po sąjūdžio, jis iš tikrųjų buvo svarbus ir patiems rašytojams, ir tiems, kurie mokėjo jį išgirsti, mokėjo jį suprasti, kurie ieškojo tokio žodžio. Aš tą anų laikų rašytojo žodžio vaidmenį aš sieju su platesniais dalykais, apie kuriuos čia turbūt visi irgi kartais pagalvojam. Sieju su kokios tai nacionalinės idėjos gyvybe. Prisiminkit, sąjūdis mus nešė ir mūsų dainuojanti revoliucija buvo su laisvės lozungu. Laisvės žodis mus kėlė ir mums buvo aišku, ką reiškia laisvė. Laisvė nuo ko, laisvė dėl ko. Ir daug buvo padaryta su šito lozungu. Aš tada ir galvojau, kad štai tai yra galbūt nacionalinis mūsų lietuviškas toks šūkis. Nacionalinė idėja. Mes dėl laisvės galim padaryti daug ką. Kai šiandien aš savęs arba jūsų klausčiau, ką reiškia žodis laisvė, man regis būtų jau sudėtingiau atsakyti. Kas yra mums laisvė šiandien, kai ta laisvė jau dabar tapo sunkiau suvokiamų dalykų, ne nuo ko ir dėl ko, o laisvė dabar tapo kažkokiu tai mūsų sąmonės pasauliu ir mes turim daug ką suprasti ir susitaikyti su tuo, kad nesuprantam daug ko ir taip toliau. Tai aš grįžtu prie to jūsų klausimo. Čia kažkas yra atsitikę. Mes rašytojus, šiandienos rašytojus mes negalim jau įsivaizduoti kaip nacionalinių kokių tai idėjų kūrėjus. Kokia šiandien mūsų nacionalinė idėja, kurią rašytojas ištaręs galėtų pažadinti, kviesti, vesti visus? Neįsivaizduoju. Mes turėjom štai 1000-metį, ar ne? Lyg ir buvo tikėjimas kaip tam tikra vėliava, tam tikra idėja, bet atrodo, kad paėjom kažkiek ir sustojom. Mes turėjom Europos Sąjungos idėją, įstojom ir viskas su tuo ir baigėsi. NATO ir panašus tokie lyg ir, laikini tokie mūsų kokie tai suvokimai tos savo žodžio svarbos. Tai aš manau, kad apskritai rašytojo dabar ta nauja situacija yra atsiradusi iš ko? Iš to, apie ką Oskaras Milašius kažkada yra prieš 100 ir daugiau metų pasakęs. Jūs žinot jo regėjimus, jo vizijas apie Lietuvos ateitį. Aš iš jų pasirinksiu tik vieną paprastesnį, skaidresnį aspektą ir priminsiu, ką jisai sakė. Jis sakė, kad čia, tai yra Lietuvoje, bus taip, kaip visur. Tai yra kaip visame pasaulyje. Ir štai dabar mes čia Lietuvoje ir esam kaip visur, kaip visame pasaulyje. O mes neturėtumėm su tuo susitaikyti. Iš tikrųjų, Lietuva tai ir kalba. Štai rašytojams yra labai svarbi prigimtinė kalba. Ta kalba yra puolama, kaip ir mūsų knygos, tarkim, lietuvių autorių. Nes 100 tūkstančiai užsieniečių autorių į Lietuvą dabar atkeliauja. Ir originalo, ir vertimai, įvairios knygos štai konkuruoja su mūsų knygomis. Taip, kad čia Lietuvoje jau mes kariaujam su savais mokesčių įstatymų leidėjais ir mokesčių inspektoriais. Jau čia buvo prašnekta apie tai, kad honorarai, jie yra apmokestinami ir išgyventi iš profesijos šiandien rašytojai yra tikrai nelengva. Vėl rašymas tampa tik pašaukimas, nedaugiau. Tai aš ir baigčiau sakydamas, kad jeigu mums kartu pavyktų vėl surasti kažkokią tą mus vienijančią nacionalinę idėją, kuri, ne vienos dienos būtų, bet
kurią mes galėtumėm, kaip aš kartais sakau, kaip vasario 16 aktą arba kovo 11 aktą, kasdien, kas valandą vis pasirašyti kiekvienas pats ir iš naujo. Tai tada mes ką nors reikštumėm ir savo, ir visiems, jums, ir visai tautai. Ir Lietuva tada gal neištirptų kaip tas ten vandens lašas nukritęs ant kažkokio politinio, ekonominio, ideologinio Euroazijos kažkokio akmens. Ačiū.